Sveiki, klausotės Lietuvos kultūros tarybos laidos Kultūros ritmas. Šiuo metu vyksta pirmasis 2024 metams skirtas Lietuvos kultūros tarybos finansavimo konkurso etapas. Iki rugsėjo 11 kultūros ir meno organizacijos gali pateikti paraiškas skirtingoms programoms ir meno sritims. Šiandien laidoje kalbėsime apie tai, kaip reikėtų parašyti gerą paraišką arba gerai parašyti paraišką, kaip suderinti svajonę, idėją su konkrečiais dalykais, tai pavyzdžiui samatą, rinkodarą, veiklomis ir kitais aspektais. Šiandien laidoje dalyvauja Lietuvos kultūros tarybos kultūros ir meno skyriaus vadovė Aleksandra Chackevičiūtė ir leidyklos Aukso žuvis vadovė Sigita Pukienė, o ją kaip visada vedu aš Karolina Bagdonė. Tai ačiū Jums, kad atėjot, labai džiaugiuosi, kad šiandien turim galimybę pakalbėti apie tą ir virtuvę, bet ir kasdienybę kiekvienos, tikrai daugelio organizacijų Lietuvoje ir tikrai kultūros tarybos kiekvieną dieną. Ir noriu pradėti nuo to esminio gal klausimo, bet tikrai labai svarbaus, tai nuo ko reikėtų pradėti, jeigu nori parašyti paraišką Lietuvos kultūros tarybai. Kam daugiausiai reikėtų skirti dėmesio, kam daugiausiai skiriat dėmesio? Aleksandra? Sveiki, labai iš tikrųjų malonu dalyvauti ir pabandyti atsakyti į šios dienos klausimus. Pradėsiu gal nuo to, kad iš tiesų vienintelio recepto, kokia ta paraiška turėtų būti, kaip ir nėra. Aišku, rašymai padeda geri vadybiniai įgūdžiai, bet tai yra liečia ir kūrybinę dalį, todėl tų variacijų gali būti labai daug, kurie atveda į sėkmės rezultatus. Bet ką norėčiau akcentuoti, tai visiems mums labai svarbu aspektą laiką, kurio neretai pritrūksta. Tad visgi ir pradedant, fokusuojantis į gerą idėją, pradėti visgi siūlyčiau nuo planavimo, kaip pateikti paraišką. Tai įsivertinti, koks yra bendras kvietimo laikas, kada yra paskutinė ta diena, vadinamas deadline'as, kokios yra finansavimo sąlygos, reikalavimai, ar jūs juos atitinkate. Jeigu kyla abejonių, tai visada galite pasikreipti į mūsų kuratorius, Lietuvos kultūros tarybos kuratorės, tikrai mielai pakonsultuos. Taip pat reikia įsivertinti, kokius dokumentus reikia pateikti, ką reikia papildomai susirinkti, ar tai kainuos papildomai laiko, kaip pavyzdžiui, patvirtinamieji raštai kažkokie tai bendradarbiavimo. Nusistatyti aiškias veiklas ir aktualų ir realų įgyvendinimo veiklų kalendorių. O jau rašant paraišką, tai aišku, laikytis argumentuotos ir aiškios minties, atliepti paraiškos klausimus, vertinimo kriterijus, pateikti tokios daugiau konkrečios informacijos. Pavyzdžiui, jeigu nusimatote tikslinę auditoriją, tai ir reikėtų ją tiksliai apsibrėžti, kad į kokią grupę orientuojatės su šiuo projektu. Bet grįžtant prie projekto idėjos, tai visgi siūlau nepalikti projektų rašymo tradicijos išlaikymui, bet galvoti apie projekto aktualumą ir jo poveikį. Kodėl jo reikia, kokie jo rezultatai, ko siekiama jo ir jo apskritai jo svarba mums. Sigita, Jums nuo ko pradedat rašyti paraiškas, nes tikrai aš tikrinau, jūs esat parašę nemažai paraiškų, 86 per dešimtmetį ir beveik pusė iš jų esat laimėję, gavę finansavimą. Tai patirtis tikrai nemaža. Tai nuo ko pradedat rašyti? Sveiki, ačiū labai už skaičius, net neskaičiavau iš tikrųjų. Aš tai kalbėsiu daugiausiai apie literatūros sritį. Todėl gal ne visiems kultūros projektų pareiškėjams tai bus aktualu, bet egzistuoja turbūt universalūs kažkokie kriterijai, kurie sutaps. Tai mes planuodami rašyti paraiškas galvojame apie tokius 5 dalykus. Tai visų pirma projekto tema, jos stiprumą, aktualumą, autorių, jo, reikšmingumą, autoriteto svorį ir būsimą indėlį į literatūrą arba mokslą, tada bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, kad viskas pavyktų arba, tarkim, kad būtų užtikrintas projekto kokybiškas turinys. Finansus, tiesiog būtina yra numatyti visus atlygius autoriams ir projekto dalyviams, kad tai būtų atitinkantis ekonominę situaciją ir orus atlygiai. Ir aišku, komunikacija. Tai kaip tas projektas gali būti pristatytas, pasiekti didesnės ir įvairesnės skaitytojų auditorijas ir paskleistų žinią apie patį projektą.
Tai vat, šių dedamųjų visuma, jinai arba užtikrina sėkmę, arba lemia nesėkmę. Tai, žodžiu, mes jau ne pirmus metus rašom paraiškas ir Lietuvos, ir kitų šalių fondams, ES, sakykime, konkursuose dalyvaujam. Tai mano patarimas, tikriausiai aš labai pritarsiu Aleksandrai, kad skirti laiko gerai įsiskaityti gaires. Tai ko iš tavęs reikalaujama, kokie kriterijai, kokie apribojimai. Tai yra, man atrodo, toksai esminis dalykas, kuris labai padeda tvarkingai parengti paraišką. Tai yra administracinių požiūrių, jinai turi būti tvarkingai, turi būti visi priedai, visi laukai užpildyti ir tai nėra jokia kūryba, nereikia jokio įkvėpimo, tai yra toksai kaip, nežinau, biurokratinis, sakykime, konkursas, kurį reikia tiesiog išpildyti ir įvykdyti reikalavimus. Ir tam tikrai reikia laiko. Tai mes iš tikrųjų planuojame tas paraiškas iš truputėlį anksčiau, tai vis aptariam per susirinkimus, ką mes planuojam pateikti, ten vienus dalykus, sakykime, apkalbame su autoriais, prašom arba literatūros kritikais, kurie irgi įtraukiami į to projekto rengimą, pavyzdžiui, prašome, tarkime, aprašymo arba kokių rekomendacijų, tada kalbame su institucijomis, tariamės, kad jie irgi sutiktų bendradarbiauti, ten pateiktų kažkokią informaciją arba iliustracinę medžiagą ir jos yra įtraukiamos kaip dalykinės partnerės, tai yra sustiprina paraišką. Ir tai vat, mano iš tiesų kaip pareiškėjos, sakykime, tikėjimas projektu yra labai svarbu. Tas vis tiek jaučiasi, tas įsigilinimas toksai jaučiasi ir aprašymuose, skaičiavimuose mes stengiamės neburti iš kavos tirščių arba ten netraukti tų skaičių iš dangaus. Bet dar svarbiau mano galva, kaip tas projektas bus pristatytas ekspertams, kurie priima tą sprendimą ar finansuoti, ar pirminį sprendimą. Tai be tvarkingo tokio paraiškos pateikimo turi būtinai būti įtaigus, labai konkretus ir argumentuotas projekto aprašymas. Aš manau, kad svarbu yra parduoti idėją ekspertui, tai žmogui, kuris pirmą kartą girdė apie tavo projektą. Gal tai nuskambės keistai, bet aš visada galvoju apie ekspertus, kad jie yra visų pirma žmonės, kad su savo patirtim, kažkokiu žinių bagažu, įsitikinimai, skoniu ir taip toliau. Ir kartais jie nėra to dalyko, apie ką yra paraiška ekspertai arba žinovai, sakykime taip. Tai ir gali būti, kad, pavyzdžiui, ta paraiška, kurią jie skaito, pavyzdžiui, šiandien yra 101, tarkim, pagal skaičių, nes jie gauna tų paraiškų labai daug. Tai aš tą žinodama ir galvodama apie paraiškos, sakykime, tarkim, projekto aprašymą, laikausi principų, kad reikia aprašyti labai aiškiai, geriau trumpiau, bet koncentruočiau, su aiškiais argumentais, kodėl tai yra vertinga ir pateikti būsimos knygos idėją. Tai yra, tikrai nereikia tekstų paklodžių, kad, tarkim, jau pirmoji pastraipoj turi jaustis esmė, kad tai yra svarbu, reikšminga. Aš vengiu visą laiką specifinio žargono, terminų kažkokių, kurie gali būti neaiškus, sakykime, arba kurie aiškus tik mums. Kartais mums ir nepavyksta, nes šiaip esame originalių eksperimentinių knygų leidėjai, tai idėja, kuri dar tik bus įgyvendinta, kartais labai sunku aprašyti, kad kiti teisingai suprastų, todėl mes vis tiek pridedame ir teksto ištraukų, ir iliustracijų, bet ir pridedame maketo pavyzdžių, kaip tai gali būti sujungta, pavyzdžiui. Visada kažkas keičiasi, proceso metu transformuojasi, tai aš manau, kad tiesiog reikia pridėti, kaip tu matai tą projektą, kaip jisai bus. Tada reikėtų, aišku, rekomendacijų, bet aš čia irgi patariu kažkaip nepersistengti, nes jų turi būti, pavyzdžiui, mes pridedam vieną, daugiausia 2 to lauko profesionalų rekomendacijas, kuriuose yra patvirtinamas projekto aktualumas arba autoriaus autoritetas. Tai va. Labai daug dalykų paminėjot ir man labai patinka, nes labai išsamei ir su pavyzdžiais paminėjot. Ir vieną aspektą aš noriu iškelt.
tai 2023 metais literatūros srities konkursams buvo ekspertams įvertinti buvo pateiktos 505 paraiškos, iš jų finansuota 141 ir joms paskirstyta daugiau negu 941 tūkstantis eurų. Tai iš esmės konkurencija atrodo nuožmi. Jūs pateikėt tik į literatūros sritį, nežinau, kad autorių teisių programos neseniai paaiškėjo rezultatai ir irgi esat gavę finansavimą, bet literatūros srityje pateikėt 13 paraiškų ir buvo finansuotos 8 ir gavot beveik 41 tūkstantį eurų. Iš esmės tikrai paraiška turėjo būti labai gerai parašyta tam, kad jinai patektų į tuos 141 finansuotą. Minėjau daug aspektų ir noriu paklausti, ar, pavyzdžiui, rengdami paraišką svarstot ir apie kitas galimas paraiškas, apie konkurentų, apie ankstesnių metų rezultatus, apie kažkokį bendrą kontekstą. Ne tik tai, kas jums yra svarbu, bet kaip ir visas tas laukas atrodo. Šiaip tai yra labai įdomu ir mes tikrai analizuojame savo konkurencinę aplinką. Žiūrime, kokios, pavyzdžiui, būna paraiškos pateiktos, už ką, ten, tarkim, kolegos gauna finansavimą. Bet šiaip aš noriu pasakyti, kad mes per daug į tai neįsijaučiame. Iš tikrųjų, mes vis tiek norime daryti savo autentiškus projektus ir nesivadovauti kažkokiam tendencijom galbūt. Ir mes tiesiog analizuodami tuos rezultatus ankstesnius, mes tai darome dėl to, kad norime pasimokyti iš, pavyzdžiui, nesėkmingų paraiškų arba tų paraiškų, kurios nebuvo paremtos. Ir labai dažnai pavyksta tiesiog, mes matome, kas yra neaišku ekspertam, ko jie prašo ir tada stengiamės įtraukti į kitas paraiškas tokius dalykus. Tai aš galiu trumpai gal pasakyti, kas kliūna, pavyzdžiui. Šiaip leidybos projektai gali būti ir, nežinau, kitų kultūros ryčių tam tikri projektai, tai yra ilgi procesai, ta prasme, per 1 metus įgyvendinti dažniausiai nepavyksta. Tai aišku, aš kalbu apie tas lietuvių autorių knygas, kurias, pavyzdžiui, reikia ir iliustruoti arba ten kurti kažkokias grafinės knygas. Tai labai reikia atsižvelgti tai, kai teiki tą projektą, nes dažniausiai mes žinom, kad mūsų projektai užtruks, tai mes jau, pavyzdžiui, teikiame paraišką, kai kūrinys yra beveik jau parašytas, arba jam sukurtos iliustracijos, arba kai yra didelės apimties kūrinys jau išverstas. Ir tada jau galima, ir turime daug labai medžiagos, ir mes galime viską pridėti ir pagrysti, ir dėl to gal visai kartais sekasi. Ta prasme, aš nesakau, mūsų, sakykime, aš tai manau, kad paremiama iš tikrųjų ne tai, kad pusę per pusę, bet iš tikrųjų priklauso labai nuo metų ir labai priklauso nuo to, ką tu teiki, nuo autorių, nuo temų, nuo aktualumo. Ir vienais metais būna geriau, kitais metais blogiau. Tai mes tiesiog žiūrim, kaip mums pavyksta, bet tiesiog labai svarbu, jeigu neįgyvendini tų projektų, sakykime, parašai perkelti arba dar kažką, tai galima tiesiog ir užsidirbti kažkokią neigiamą reputaciją ir tarp ekspertų, ir tarybos narių. Tai reikia tiesiog labai kritiškai įsivertinti, ar spėsim įgyvendinti per numatytą laikotarpį, ar mes turėsime pakankamai finansų, jeigu ten, sakykime, bus tik tai dalis tų lėšų skirta. Kas dar? Mes labai žiūrime į paraiškos vertinimo kriterijus, tai yra vertinimo balus. Ir mes labai norim, sakykime, mes stiprinam, būtent koncentruojamės į projekto meninės kultūrinės veiklos kokybės kriterijų, kuris gal turi daugiausia balų, taip pat į projektų veiklų sklaidą, rezultatų viešinimą, kam yra skiriamas prioritetas. Stengiamės kaip įmanoma stipriau parašyti šiuos paraiškos punktus. Ir, pavyzdžiui, sakykime, vienas iš konkretesnių tokių pavyzdžių, kas mums buvo, tai
labai svarbu pagrįsti kūrinio kultūrinę ir meninę vertę. Ir mums, pavyzdžiui, mes jau žinom, kad ką galima rašyti, ko negalima rašyti, nes, pavyzdžiui, labai pavojinga rašyti, kad kūrinys, pavyzdžiui, užpildys spragas populiariosios žanrinės literatūros lauke, nes tas kūrinys pasirodys ekspertams per daug komercinis, pavyzdžiui, todėl neremtinas. Arba kartais gauname iš ekspertų vertinimo ataskaitas ir matom, kad nuima balus už komandos profesionalumą. Ir šiaip mes turime nemažai patirties, bet galvojame apie tai ir kartais pasamdome tam tikrus profesionalus, kaip projektų vadovus, kurie absoliučiai išmano tą sritį, apie ką mes leidžiam knygą ir garantuoja, kad projektas bus įgyvendintas kokybiškai. Labai dažnai užkliūna sklaida arba ten komunikacijos, sakykime, kažkoks aspektas, pavyzdžiui, rašo ekspertai. Projekto veiklų sklaidai ir viešinimo aprašymui trūksta konkretumo. Projektas nepagrįstas partnerių indėlių. Tai va šitą irgi labai būtina turėti omeny, kad labai reikia tas veiklas pristatyti. Ir kadangi projektai būna labai skirtingi, ypač leidybos projektai, ten vieni yra labiau pasiduodantis tai komunikacijai, kiti mažiau. Ir mes matom, kad mes kartais padarom klaidą, kad, sakykime, mūsų kaip leidyklos strategija yra turėti tokį bazinį paketą ir tada bazinį tokį komunikacijos paketą, kurį mes taikom be išimties visom knygom ir tada autentiškus kažkokius veiksmus, kurie yra pagal tam tikros knygos temą, autorių, ten gali bet kas būti. Tai kartais mes neparašom to bazinio ir tada atrodo, kad neišsamus tas komunikacijos, neišsamus tie veiksmai, arba jų trūksta, arba kažkaip. Tai čia mūsų klaidos tokios, iš kurių mes mokomės. Arba, pavyzdžiui, dar vienas dalykėlis, tik tai, kad, pavyzdžiui, jeigu planuoji kažką sklaidai, tai reikėtų praplėsti, nes, pavyzdžiui, mes rašom knygos pristatymas Vilniaus knygų mugėje, tai geriau reikėtų rašyti, kad knygos pristatymas Vilniaus knygų mugėje tokia ir tokia tema, kuri moderuos tas ir dalyvaus tas ir tas. Tai vat, tiesiog išplėsti tuos visus aprašymus ir taip konkrečiau ir išsamiau pateikti. Tai tas lemia sėkmę ir dėl to mes jaučiam, kad mes gaunam tą paramą, finansavimą. Dar vienas dalykas, jūs, Sigita, irgi minėjot ne kartą, kad esate iš leidybos srities, bet žinau, kad tikrai teikėt paraiškų ir į dailės sritį, ir į kultūros paveldą, ir į tarpsritinius. Tai pradėsiu nuo tavęs, Aleksandra, iš tos tarybos pusės. Kiek tikslinga, pavyzdžiui, teikti po kelis projektus vienai arba kitai sričiai arba programai ir kita vertus, kaip pasirinkti? Tai čia dailė, literatūra, tarp disciplina, ar ten dar kas nors, čia ta klasika, man atrodo, tai kur aš čia patenku? Taip, iš tikrųjų užduotis nelengva. Sakyčiau, aš kažkaip tai tikiu, kad kiekviena organizacija pasirenka, įsivertina savo galimybės, kiek gali parašyti tų paraiškų vieno kvietimo metu, ir atitinkamai jau realias galimybės, kiek gali gyvendinti tų projektų finansavimo atveju. Tai čia reikėtų apgalvoti, kas bus, jeigu viską finansuos, ar bus tų pajėgumų ir administracinių, ir visų kitų įgyvendinti. Tai šis dalis, manau, svarbi. Taip pat nepamirškime, kad paraiška dalyvaujant meno srities ar kažkokios konkrečios programos konkursą neišvengiamai dalyvauja, atsiduria bendram kontekste. Tai yra ekspertai, vertindami paraiškas, aišku, jie vertina kiekvieną paraišką nuodugniai, išsamei ir sprendžia dėl jos likimo ir finansavimo, bet seka kontekstą. Aišku, tada atsiranda dar kitas lygmuo, tarybos narių susirinkimas, kur galbūt ir gali pasikeisti sprendimai, siūlymai, kuriuos siūlė ekspertai. Tai čia tokie debatai. Kaip tą pasirinkti sritį, tai čia visgi pasakysiu, kad pats pareiškėjas vis tiek jaučia geriausiai. Mes galim truputėlį panaviguoti, kaip programos ar meno sričių kuratoriai, ar kažkaip tai maksimaliai atliepia finansavimo sąlygas, ar į ką dėmesį reikėtų atkreipti, bet jeigu kyla klausimai, tai reikia vis tiek ieškoti, tarkim, pavyzdžiui, jeigu siejas kelias sritis projektas, reikėtų galvoti, kas ta šis, kur yra pagrindinė savo projekto mintis, idėja ir toliau jau gal kitos sritis yra tiesiog lydimos. Tai
turbūt tiek. O jums, Sigita? Tai visiškai pritariu, mes žiūrim pagal projektą ir pagal situaciją, kur tikslingiau teikti. Ir jaučiam, kad, pavyzdžiui, sakykime, daugiausia, aišku, teikiam literatūros sritį ir iš ten gaunam daugiausia finansavimą, tačiau kartais pateikiam į kokią nors sritį, kurioje yra leidybos kažkokia programa, sakykime, į dailės mes esame pateikę, nes jautėme, kad, kaip tiesiog galvojam, kad, pavyzdžiui, tarp literatūros projektų jisai būtų gal netoks stiprus kaip būtent dailės srityje, nes tai buvo apie menininką, jo ten biografiją ir būtent lietuvių menininką, tai kuris vat, labai tiko tai sričiai. Bet dažniausiai tai mes negaunam iš kitų sričių, nes jaučiu, kad arba tiesiog neišpildom kažkokių visų reikalavimų, tiesiog esam geriausiai įsiskaitę į visus literatūros ir kitos sritis, pavyzdžiui, kultūros paveldo irgi atrodė, kodėl negavom finansavimo būtent pateikę, nors tai yra apie kultūros paveldą leidybos, sakykime, kažkoks projektas. Tai aš tai manau, kad tai yra kažkokie srities prioritetai, netitikom prioritetų ir tiek. Nes ten, pavyzdžiui, prioritetas yra kokiam nors, sakykime, architektūriniam dalykam, o ne leidybos dalykam. Tai aš nežinau, gal aš čia netaip svarstau. Neprieštaraučiau, tikrai kažkaip tai turbūt tai vis tiek labai susiję su tuo bendru kontekstu, ką ir minėjau, kaip susidėlioja tos paraiškos ir tiesiog išsireitinguoja jos galiausiai vis tiek. Taip. Dar vienas dalykas apie tas paraiškas kalbant, galiu pasakyti mūsų klausytojam, kad šiuo metu mes įrašinėjom Liepos pabaigoje, tai yra labai daug laiko paruošti paraišką, o laida skambės rugpjūtį ir pats konkursas tęsiasi, konkursai į meno sritis ir programas tęsiasi iki rugsėjo 11. Bet, pavyzdžiui, pasižiūrėjom su kolegomis, tai kaip 23 metų konkursams atrodė visa situacija. Ir paaiškėjo, kad 23 metais beveik 58% pateiktų paraiškų buvo pateikta paskutinę dieną. Tai čia tas klausimas, ar galima, turint gerą idėją, mes tikime, kad visi pareiškėjai ateina su geromis idėjomis, parašyti ant smūgio. Ir visgi, kodėl nereikėtų tos paraiškos rašyti paskutinę minutę, kaip kad akivaizdu pasitaiko bent daugiau negu pusiai pareiškėjų. Gal pradėsiu. Čia turbūt paraiška ant smūgio labai priešingas Sigitos metodikai, kur nuosekliai pasirengiama, tikrai taip daug įdirbio įdedate parengti paraišką. Aš visgi idėją ant smūgio sieju su loterijos strategija. Tai taip įmanomas pasisekimas ir galbūt ir geri rezultatai bus, bet tikrai jau labai lydimas streso, aš įsivaizduoju. Ir dažnai gera idėja neištems projekto, nes ne tik ji yra vertinama. Labai dažnai kriterijų sudaro apie 5, 6, 7 ar kažkiek tai kriterijų ir prioritetų, bet netliepus kažkokių tai vertinimo komponentų, balas krenta. Ir dar ką priminčiau, kad tai yra konkursinė aplinka ir pateikta paraiška konkuruoja su daugybė kitų gerų idėjų, paraiškų. Ir šiame momente tikrai nepakanka būti nei žinomiems kultūros veiklų operatoriams, nei vykdyti kokybišką, gerą testinę veiklą. Juk pasitaiko, kad ir tas balų skirtumas už taip po pirmų, už taip vadinamo po brūkšnio likusių paraiškų yra labai mažas. Taip pat, kaip žinia, paskutinę minutę ir techniniai dalykai nutinka. Dingsta elektra, internetas, kompiuteris streikuoja, tokie nemalonus dalykai, kurie tikrai pasitaiko, kad užkerta galimybę pateikti paraišką laiku. Sistema užsidaro ir viskas. Tad tai viską reikėtų įsivertinti, ar ta rizikos kaina yra ne per didelė. Aš tai tikiu, kad kolegos pareiškėjai tiesiog jie kaupia tą informaciją ir tiesiog paspaudžia pateikti paskutinę dieną, nes tai yra iš tiesų, kaip ir Aleksandras sako, tai yra toksai avantūristinis dalykas pateikti arba sukalti tą paraišką per vieną dieną arba net vos ne paskutinę minutę. Nors aš šiaip gyvenime esu tokia, mėgstu ekspromtą ir taip toliau, bet man kažkaip rengiant paraiškas labai patinka tas
pasėdėjimas toks ant jų, nežinau, kažkokia geriau subrandinti idėja, kažkaip viskas ten taip, nežinau, iš tikrųjų, aš kasdien taip po valandą prisėdu, pasižiūriu, kažką biški, kad ir vieną žodį pakeičiu, bet man taip gal kokia mintis ateina, plus vis tiek mes norim sulaukti ir iš autorių kažkokios informacijos ir tada dar viską paredaguojame, papildome, pašlifuojame tiesiog, pavyzdžiui, kad padarytume gerą įspūdį ekspertam, iš tiesų tai dabar net redaguojame, pridedama tą kūrinio ištrauką, nes esame gavę pamoką iš praeities, kai gavome tiesiog ekspertų pastabą, pateikta vertinti vertimo ištrauką, kol kas negali įrodyti aukštos projekto meninės ir kultūrinės kokybės. Todėl žemesnių balų vertintina ir projekto vadyba. Sakykime, vertėjai iš estų kalbos dar neturi patirties. Tai vat, kai pagalvoji, kad vat, gauni tokią pastabą ir tada pagalvoju apie situaciją apskritai leidybos rinkoje, kad tų vertėjų labai trūksta ir kad mes labai dažnai dirbame su debiutuojančiais vertėjais ir labai sunkiai dirbame su redaktoriais vėliau. Tai būna taip, kad knygos vėliau net ir gauna už vertimus premijas, būtent debiutuojančių vertėjų. Tai dabar norint tiesiog, kad būtų gerai įvertinta, geriau tiesiog padirbėti su tą ištrauką, paredaguoti ją ir tiesiog tam reikia irgi laiko skirti. Arba kažkokią papildomą medžiagą gauti, rekomendacijas, ten, nežinau, kažkokias iliustracijas. Viskam reikia laiko, tai aš tai nemanau, kad kaip ir sako Aleksandra, paskutinę minutę dažniausiai koja pakiša jaudulys ir ten, žodžiu, kažką praleidi per trumpą laiką, neįmanoma ten gauti kokios rekomendacijos, jeigu iš vakaro paskambini, būk geras, parašyk ten ką nors, arba tai sako, gal ir parašysiu, gal ir ne, tai čia toks stresas tai tikrai labai kažkaip sekina, tai geriau nereikia. O Sigita, tai kiek laiko jums užtrunka parašyti paraišką? Nes konkursas, pavyzdžiui, dabar, kuris vyksta iki rugsėjo 11, prasidėjo birželio 9. Tai atrodo, kad jūs visą vasarą ir gyvenat su apmąstymais bent jau tikrai. Apmąstymais tai tikrai taip, nes mes jau žinom, ką mes teiksime, bet mes irgi neteiksime, pavyzdžiui, rugpjūtį, mes gal pateiksime rugsėjo pradžioj, bet tiesiog dabar yra atostogų metas ir ten vienas kitas autorius irgi kažkur išvykęs, tai mes visiems susiunčiam, kad teiksim paraišką, atsiųskit informacijos arba pasišnekam, ką mes norim daryti. Tiesiog po truputėlį ir tada lieka toks darbas, gerai, savaitės gal, kai tu sėdi prie tų tekstų, kur jau ten užmesta kažkas ir tada tu tiesiog į viską sudedi ir dar ten pastikrini kažkokias sąmatas, dar kažką ir pateiki. Bet tikrai tai būna greičiausiai dėl to, kad tu viską, kaip čia, komplektuoji į vieną tą paraišką ir tiesiog paskutinę tą minutę arba, sakykime, tą savaitę paskutinę susidedi į sistemą ir vis tiek ten galima redaguoti, yra nuostabus dalykas ta sistema. Nes man taip yra, atsimenu tuos laikus, kai reikėjo ten bėgti į paštą ir tuos diskelius pridėti, tai čia košmaras kažkoks buvo, tai dabar yra puiku. Tai tu gali pradėti, ten užmeti vieną sakinį parašai. Ten tiesiog galima redaguoti, tai kodėlgi nedaryti to. Tai aišku, gal kai kitiem tai atrodys tuščias laiko švaistimas, bet mūsų toks principas ir dažniausiai tai būna vis tiek tada duodi dar kolegom biškį peržiūrėti, pasižiūrėti ir galiausiai patiki. Kiek paraiškoje turi būti to kūrybiškumo, kiek techniškumo? Ir kad mes irgi šiandien, ir jūs, Sigita, labai daug kalbėjote apie detalumą, aiškumą, tikslumą, kad suprastų ekspertai, kad būtų aišku, kas vyksta. Ir tikrai ir tu, Aleksandra, seminaruose irgi kalbėdavo apie tos detalų veiklų pristatymą, apie viešinimo planą, apie dalyvių skaičių. Dabar akivaizdu, kad reikia nurodyti dalyvių skaičių dar ne tik tai, kiek ir kur ten kas dalyvaus, bet, pavyzdžiui, ir paminėtų, kad Vilniaus knygų mugėje bus moderatorius toks, ten kalbės apie tą ir netgi iki tokių atrodytų smulkių dalykų. Apie sąmatą dar nekalbam, dar prieisim apie tai. Tai kaip suderinti tą tokį kūrybiškumą ir techniškumą, sakytum? Aš manyčiau, kad abu dalykai svarbus ir atsakant trumpai, tai turbūt jų reikėtų tiek, kiek asmenį, kuris nedirba prie to projekto, bet įvertina, būtų aišku suprasti
ir pakaktų argumentų visiems pasirinkimams išdėstytiems. Pasikartosiu, kad tai tikrai konkursinė aplinka ir tokiais atvejais, pavyzdžiui, kaip sričių konkursas, tai vyksta nuožmi kova. Ten tikrai labai visi varžosi, vietų mažai, kad gauti finansavimą. Tai tikrai paraiška turėtų būti išbaigta aiški, bet ką ir rodo, sėkmės turbūt rezultatai ir Sigitos atveju, kai įdirbis yra, pasimato. Kaip ir minėjau, paraiška vertinama skirtingais aspektais, tad techniškumo elementas svarbus, bet aš manyčiau, kad jis turėtų būti pagalbinė priemonė idėjai atsiskleisti, visgi ašis yra projekto idėja. Tai aš tik pritariu, nors man atrodo, kad techniškumo čia yra daugiau ir aš vis tiek mano mūsų principas yra taip aiškiai ir trumpai pateikti tą idėją, bet tiek pateikti tos informacijos, kad ir būtų aišku ir nebūtų per daug ir būtų atskleistas visas tas, sakykime, nežinau, poveikis, sakykime, arba kaip tas leidinys, sakykime, mūsų atveju, ką jisai galėtų, kaip jisai į tą kultūrą įsilietų ir kas galėtų nutikti tokiu atveju, jeigu būtų išleista knyga. Tai va, bet man techniškumas čia gal dominuoja. Vis tiek aš, aišku, sakau, man tai yra ne mūsų reikalas, ne įkvėpimo reikalas, tai yra toks jau iš patirties, žinau, kiek čia galėtų būti to aprašymo, nors ten yra apribojimas, bet vis tiek priklauso labai nuo projekto, nuo to, ką tu gali aprašyti, kiek argumentų pateikti, kartais mažiau, kartais daugiau, bet, sakau, čia, gal čia tokia balansas turbūt. Tai su tuo balansu ir su tuo techniškumu apie dalyvius ir dalyvių sutikimus. Nežinau, Sigita, kaip jūsų patirtis, bet tikiu akivaizdu, kad su dalyviais, kurie bus potencialiai knygos autorium, nebejotinai vertėjų redaktorium, taigi tikrai žinoma kalbėjotės, bet yra ir kiti dalyviai, ten pavyzdžiui, kokie nors moderatoriai, ten knygų pristatymuose dalyvaujantis, dar kažkokie kiti žmonės. Šiemet pasikeitimas atsirado, kad nuo 24 metų reikia gauti dalyvių sutikimus. Iš esmės nieko nepasikeitė. Visada reikėjo paklausti žmonių, ar jie dalyvaus jūsų projekte. Pokytis toks, kad jeigu, pavyzdžiui, netyčia tarybos nariai, ekspertai ar dar kažkaip iškils, kad visgi paraiškoje paminėtos pavardės ir žmogaus niekas nepaklausė, ar jis norėtų būti to projekto ir paraiškos dalim, tai ta paraiška nebus vertinama. Tikiu, kad jums taip nepasitaikys, bet visgi, Aleksandra, ir gal Sigita norėsit pridėti, tu kodėl reikia gauti tos dalyvių patvirtinimus? Nors nereikia ten jų pridėti kaip tokių. Taip, tikrai akcentuosim, kad fiziškai tokio pridėjimo nėra nustatyta, nereglamentuota kaip būtinybė. Ir taip, pritariu Karolinai, paantrinsiu, kad čia nėra tokia visiška naujovė, tokia sąlyga egzistavo, kad paraiškoje teikiama informacija yra tiksli ir teisinga, bet susidūrus su praktiniam situacijom, paaiškėjo, kad reikia šitą reikalavimą stiprinti. Ir todėl tikrai atkreipčiau visų dėmesį, kad pareiškėjai, kurie planuoja teikti paraišką, turi informuoti savo visus projekto dalyvius apie tai, kad juos planuoja įtraukti. Jie turi duoti sutikimą savo, susitarimą žodinį ar kažkaip tai susitarti, kad sutinka dalyvauti projekte. Nes priešingo atveju, tai kaip projekto dalyvis galbūt ir net nenori dalyvauti tame projekte, galbūt negalės, gal kažkokios kitos aplinkybės yra. Tai tada vyksta, sakyčiau, tokie kaip ir menininko pasinaudojimas menininko vardu, jo verte, svoriu, tai ne iki galo tokie skatintini dalykai. Tad iš ties, dar kartelį primenant, kad paaiškėjus, kad tokių sutikimų, susitarimų nėra, tai tada paraiška taps nesvarstoma. Čia gal paskutinės minutės ta problema, kai sugalvojama yra kažkoks, tarkim, įtraukiama dalyvis įtraukiamas ir tarsi pranešama jam, bet nesusitariama ir tada keičiasi kažkas. Bet šiaip tai yra, sakykime, kartais gyvenimas gali nutikti ir tai būna.
kad kadangi yra ilgalaikis procesas, ypač leidyboje, tai tiesiog žmogiškas faktorius, liga, kažkokios asmeninės problemos, nežinau, dar kažkas. Aišku, stengiasi suvadybinti visus šitos dalykus, bet pasitaikydavo ir mum, kad tiesiog iškrenta iš projekto, būtent jau proceso metu, kažką darant. Šitas normalu, bet čia labiau tas yra iki paraiškos pateikimo metu, tarkim, kai tu konkursuoji, kai tu pateiki paraišką ir ten yra pavardė, kur žmogus apie tai nežino. Būna ir taip, kad, pavyzdžiui, iš principo kažkaip lyg ir sutinka, pateiki paraišką, buvo toks atvejis mūsų istorijai. Ir tada tiesiog kitą savaitę rašau, persigalvojau, nebenoriu, o paraiška jau pateikta. Tai nežinau, tai yra žmonės, su jais reikia dirbti, su jais reikia kalbėti ir dažnai autoriai yra tokie, nežinau, man tai atrodo, kad jautresnės asmenybės ir visaip ten gali būti, visaip negali nieko garantuoti. Bet aišku, stengiamės, kad tai kitas variantas, kai, pavyzdžiui, negauni finansavimo, tada reikia tam žmogui atsiprašyti, pasakyti, kad atsiprašau, nedarysim projekto arba perkelsim, žodžiu. Prie šito dar negauni, sustosim jau pabaigoje. Vienas dalykas dar čia prie to techniškumo, sustojus apie sąmatą, apie išlaidas ir finansus. Tai kaip suplanuoti išlaidas ir visgi kokios tos gali būti didžiausios, mažiausios prašomos sumos. Taip, projekto išlaidos tikrai yra labai svarbi dalis visos paraiškos ir reikia įsivertinti visą poreikį, kokia dalis yra prašoma iš Lietuvos kultūros tarybos. Tikrai išlaidos turi būti susijusios su projektu tiesiogiai, jos tiesiogiai sietis. Pavyzdžiui, jeigu planuojama kelionės kažkokios išlaidos, reikėtų pagalvoti, kiek žmonių keliaus, kur keliaus, kokiam laikotarpiui, pačia ir atsiranda toksai detalizavimas, konkretizavimas. Taip pat ir jeigu ten nusimatomas atlygis kūrėjams, menininkams ir panašiai, tai irgi nusimatyti, ar tai vienam menininkui, tai kad jau ekspertui būtų aišku, apie kokį čia maždaug kontekstą vyksta kalba. Ir taip pat nėra tokio reikalavimo, kad reikia pateikti kažkokius komercinius pasiūlymus. Taip, bet rengiant paraišką, prie to laiko grįžtant ir planuojant jos rinkimą, tai informacijos susirinkimo metu ir galima susirinkti tą informaciją. Kiek ten kainuos kažkokios vienokios ar kitokios paslaugos, kad įsivaizduoti, kokia tai yra rinka ir tokias jau realias nurodyti paraiškos sąmatoje. Tai visai tai papildomai informacijai ir reikalingas tas laikas iš tiesų. Dėl sumų, tai čia taip, kad keičiasi iš tiesų didžiausia prašoma suma iš Lietuvos kultūros tarybos, jie dabar tampa nemažesnė nei 2500 eurų projektui, bet yra tokių programų, kur šis taisyklė negalioja, nes tai yra specialios sąlygos, taip kaip strateginis koks nors finansavimas, turi savo finansavimo rėžius ir ten jau yra kitos taisyklės. Didžiausia? Nemažesnė negu 2500. Nemažesnė. Taip, tai turbūt tiek. Aš irgi galiu tiesiog paantrinti, kad sąmata tai yra toks dalykas, kurį reikia planuoti ir prie jos yra labai dažnai, sakykime, ekspertai dažnai ją taip pakomentuoja arba prikimba, liaudiškai tariant. Pavyzdžiui, kad projekto sąmatai trūksta kažkokio tikslumo, kad nepagrįstas kažkoks rėmėjų indėlis, kad sunku įvertinti vykdytojų, partnerių, rėmėjų indėlį, nepagrįsta dokumentais, nepridėtas, sakykime, kad mes prisidedam arba partneriai prisideda kažkaip. Dar viena problema, pavyzdžiui, leidybos srityje yra tas pagrįstumas. Tai kadangi šiaip visa ta ekonominė situacija keičiasi ir kartais sunku įrodyti ekspertam, kad sąmata yra pagrįsta ir neišpūsta, sakykime, ta žodis, kur jau sako, kad per daug ten mes kažko prašom. Niekada nesako, kad per mažai, bet per daug tai būtinai, nes tik tai aš galiu pastebėti, kad vis tiek dabar yra jau kiti laikai, mes iš tiesų kasmet tie įkainiai kyla ir autorių, ir kitų kūrėjų,
ir brangsta spauda ir kitos paslaugos, sakykime, susijusios. Tai, pavyzdžiui, mes tai prie kokio nors tikrai brangaus projekto, kur, sakykime, vardyjame spaudos kokią nors kainą, pridedam spaustuvės paskaičiavimą, parodyti, kad tai nėra iš piršto laužta, o iš tikrųjų tiek kainuoja. Tai jo, ir tiem susirinkti dokumentam reikia paskirti laiko biškį ir aišku, tikrai įsitikinti, kad, pavyzdžiui, vertėjo įkainis toks, o ne kitoks, arba ten, nes kas irgi keičiasi. Ir staiga pamatai, kad, tikrai jau paaugo tas įkainis, tu įrašai kažkokį mažesnį ir tada ta dalis vis tiek dar būna finansuojama dalis dar mažesnė. Žodžiu, kad viską reikia tikrai tą rinką biškį patirinėti, bet aišku, tai nėra tokie didžiuliai pokyčiai kasmet, bet po truputį keičiasi viskas. Tai reikia visą laiką taip pasižiūrėti. To seniai nedariau, reikia pasižiūrėti, kiek tai kainuoja dabar. Nes visą laiką kyla klausimų dėl redaktorių įkainių, dabar irgi labai aktualus klausimas. Vieni taip dirba, kiti kitaip dirba, žodžiu, tai įkainiai skiriasi, tai reikia viską įsivertinti. Ruoštis. Ir dabar įsivaizduokim, rugsėjo 11 jau atėjo, jūs, Sigita, kartu su savo komanda jau pateikėt savo paraiškas, kitos organizacijos irgi pateikė. Tai kas vyksta, kai pateikė paraišką? Kodėl ne rytoj krita pinigai mano sąskaitą? Taip, iš tikrųjų, labai tikiu ir žinau, kad labai visi nekantrauja kuo greičiau sužinoti rezultatus, bet pateikus paraišką prasiveria toks daugiapakopis procesas, kurį sudaro ten kelios pagrindinės grandys. Tai Lietuvos kultūros tarybos administracija, ekspertai ir tada tarybos nariai. Taip, praskleisiu kiek plačiau. Pateiksite paraiškas rugsėjo 11 dieną ir tada prasidės administracinė patikra. Mes nustatysime, kiek gavome paraiškų, tai bendrą skaičių įsivertinsime, kiek mums reikia laiko visą tai suadministruoti. Tai reiškia, kad programų ir menų sričių kuratorės patikrins, ar atitinka reikalavimus, tokius administracinius pridėti visi dokumentai, vertimai ir panašiai. Jam pasibaigus mes formuosime jau galutinį sąrašą, kokios paraiškos keliauja į ekspertinį vertinimą ir prasideda ekspertinis vertinimas. Jį sudaro labai irgi nemažai žingsnių. Iš pradžių mes suformuojame darbo grupių struktūras, įsivertiname, kokių kompetencijų reikia kiekvienai meno sričiai programai įsivertinti. Tada formuojamos darbo grupės jau priskiriant konkrečius žmonės. Tokių ratų apsisuka ne vienas ir ne du, nes ekspertai negali dalyvauti ekspertinėme vertinime dėl įvairiausių priežasčių, kartais užsijėmė per daug ar panašiai. Tada sukame tol, kol suformuojame galutinę darbo grupę, kuri ir vertina meno srities ar programos paraiškas. Tada pasirašome su ekspertais sutartis, nustatom jiems laikotarpį, per kiek turiu įvertinti visas paraiškas. Įvertinę paraiškas mums grąžina dokumentus, kuriuos mes turime irgi apdoroti ir paruošti visas vertinimo lenteles ir panašiai. Įvyksta ekspertų darbo grupės posėdis, jau ten finalizuojama po visų karštų diskusijų ir visų argumentų galutinis siūlymas, kuris keliauja tarybos narių susirinkimui. Tas siūlymas irgi svarstomas tarybos narių, tai turi tam tikrą laikotarpį, per kurį susipažįsta su paraiškomis, ekspertų siūlymais ir tada jau susirenka į posėdį ir galutinai priima sprendimus, tada mes jau ruošiam dokumentus ir galiausiai paviešinam rezultatus ir visus tikiuosi taip pat nudžiuginsime dar šiemet. Tai rezultato galima tikėtis? Gruodžio pabaigoje. Tikrai planuojama, kad tai bus daugiapakopis toksai sprendimų skelbimas, nebent kažkaip tai sąlygos kažkokios tai kitokios susidėlios. Ir dar vienas klausimas su rezultatais. Valio, paraiška finansuota, tai kada aš gausiu savo pinigus? Tikrai labai svarbus elementas ir momentas. Nepaisant to, kad mes rezultatus paskelbsime šių metų gruodžio mėnesį, bet sutartis galėsime pasirašyti tik nuo kitų metų sausio 15 dienos. Tam turėsime 40 darbo dienų. Tai yra labai toksai ir ilgas ir trumpas laikotarpis. Tiesiog reikia užsifiksuoti ir nepraleisti tos paskutinės dienos, nes praleidus paskutinę dieną sistema užsidarys ir viskas. Paraiškos nebebus galima pasiimti ir atitinkamai ir to finansavimas. Pradings ir finansavimas, ko tikrai nelinkėtumėm. O jau grįžtant prie klausimo, kada mane pasieks lėšos, tai čia irgi priklauso nuo keletos dalykų. Tai
pirmiausia, ar projektas patirs pokyčius ar ne, ar juos reikės susiderinti ar ne. Tai jau derinimosi procesas, tuomet, kaip žinia, lėšų pervedimas tai tikrai nėra labai lengva procedūra. Mes iš pradžių suformuojam poreikius, užsakom lėšas, tada užpildom dokumentus ir tada jau lėšos pervedamos per iždą per 3 darbo dienas, liktais per 3. Ir žodžiu, šitas procesas, aišku, dar prieš tai turi jau būti dokumentai suderinti, iš abiejų pusių pasirašyti, tad reikia nusimatyti, kad šis procesas truks tikrai netrumpiau negu keletą savaičių. Tai per 3 mėnesius. Tai vis tiek 3 mėnesių. 3 mėnesius. Ne, tai kiekvienam projektui laikas skaičiuojamas individualiai, nuo dokumentų pateikimo, tai reikėtų nusimatyti apie keletą savaičių. Dar priklauso kokiam cikle, ar jau lėšos užsakytos, ar dar kitą dieną bus užsakomas. Tas toks ratelis sukasi. Supratau. Ir man atrodo labai pagelbsti čia kalendorius, kuris mes tai visai pastikrinam, atsidarom kultūros tarybos puslapį, tinklalapį ir pasižiūrim, aha, tai jau čia turi skelbti, o čia dar sprendžia. Super. Taip, stengiamės fiksuoti tokias bendras datas, bet aišku, jos koreguojasi, nes, kaip ir minėjau, labai daug komponentų sudaro tą visą procesą iki pačių rezultatų paskelbimo. Nes tas labai yra svarbu, pavyzdžiui, leidėjams, kurie spausdina knygas, tai mes laukiam, sakykime, mes turim kažkokį ar renginį, ar kažkokį įsipareigojimą išleisti knygą, ir laukiam tų atsakymų. Ir būna taip, kad jau ten pažadėtą dieną dar nėra atsakymų. Ir mes tada viską perplanuojam, nes laukiam tiesiog ar taip ar ne. Ir tada ar dėti tą ženkliuką į knygą ar ne. Ir tada atiduoti spaustuvę. Tai žodžiu, kartais būna tas toksai, kaip praeitą kartą buvo, turėjo lyg penktadienį, po to paskelbė pirmadienį. Tai truputį nusikelia. Bet čia nėra kažkokie labai dideli vėlavimai. Tai šiandien mes kalbėjomės apie tai, kaip parašyti gerą paraišką, bet visgi kartais taip atsitinka, kad parašai nuostabią paraišką, tačiau projektas nebūna finansuotas. Tai ką darot tada, jeigu visgi paraiška negauna finansavimo, ar sugrįžtat su tom pačiom paraiškom, jas patobulinę, atsižvelgia ekspertų komentarus kitą kartą? Tai tikriausiai paraiška nebuvo tokia nuostabi, jeigu negavo finansavimo, bet dažniausiai mes ieškome kito finansavimo šaltinio, ar tai būtų kažkoks privatus, ar iš kito fondo. Taip pat visą laiką svarstome tokį variantą, kad tą pačią paraišką sulaukia atsakymų, ekspertų vertinimo atsakymų. Tiesiog ją patobuliname, nes kartais būna tiesiog elementarus kažkoks nesusipratimas arba kažkoks nepridėtas, dokumentas, nepagrįstas ten, tarkim, indėlis. Bet šiaip, bent jau mūsų srityje, tai finansavimas yra labai labai svarbus. Ir nes taip tiesiog visos rytis susiduria su to finansiniu klausimu, bet mūsų atveju lėta yra labai finansinė grąža, nes tiesiog vis tiek tu turi iš pradžių sukurti knygą, tada ją pagaminti, tada ją pristatyti ir kol apsisuka tas ratas, kol grįžta tie investuoti pinigai, tai praeina daug laiko ir tos grįžtantis pinigai yra būtent kelias kurti naujus projektus ir norisi tokio judėjimo, kad mes galėtume kažką vėl planuoti, kažkokius įsipareigojimus galvoti, tai yra savo dėliotis, ar mes galim sumokėti ar negalim, tai žodžiu, mes bet kokiu atveju ieškom toliau finansavimo. Aš taip irgi norėčiau papildyti, iš tikrųjų, aš suprantama, kad negavus finansavimo, tai užplūsta tikrai labai tos frustratyvios emocijos. Labai natūralu. Bet visgi siūlyčiau jas išgyvenus, nenusiminti, tikrai įsivertinti trūkumus ir aplikuoti kitą kartą, kaip ir jūs sakot, ir iš tikrųjų taip pat pritarčiau, kad Lietuvos kultūros taryba nėra vienintelis šaltinis. Tai tiesiog tada reikėtų nukreipti energiją, jau paieškoti tų kitų šaltinių tam projektui.
Labai gaila, bet taip yra. Turime visi suprasti, kad Lietuvos kultūros tarybos biudžetas yra baigtinės sumos. Ir kova yra labai labai nuožmi, poreikis yra labai didžiulis ir kai negaunama finansavimo, tai ne visais atvejais tenais bloga paraiška ar kažkaip tai bloga labai idėja. Tiesiog tame konkurse programos ar meno srities kitos paraiškos atsiskleidė ryškiau. Taip. Tai vat turėti tą tokią mintį, kad yra galimybė aplikuoti kitą kartą. Ir tai praktika rodo, kad galite aplikuoti kitą kartą ir paraiškos sugrįžta ir tai labai gerai. Bet ką norėčiau atkreipti dėmesį, tai kad tikrai nemažai paraiškų grįžta, tokių pačių, kaip ir buvo prieš tai pateikta. Tai vat reikėtų nepamiršti, kad jau tiesiog teikiant paraišką pakartotinai ar teikiant testiniam projektui, vis tiek reikėtų paraišką aktualizuoti. Taip, prie Pastiprinti ir aktualizuoti, nepalikti tokios pačios. Papasakosiu vieną tokį atvejį mūsų leidyklos istorijai, kai tiesiog, kaip ir Aleksandra sako, persvarstėm neparemtą paraišką, kaip galėtume ją geriau suformuluoti. Pavyzdžiui, tai buvo Justino Žilinsko romanas Bėgliai ir pirminė idėja buvo toksai mišraus žanro kūrinys, kuriame susipina ir komiksas, ir pats tekstas, ir iliustracijos, ir kiti dalykai. Ir mes bandėm kažkaip aprašyti, bet nepavyko. ir mums pranešė, tiesiog ekspertų vertinimas buvo toks, kad tam tikrais atžvilgiais tai gana aktualus ir vertingas romanas, bet paraiškoje labai daug neaiškumų, neapsisprendimo. Jei tai bus grafinis romanas, tada tekstas tokiam žanrui neįtin tinkamas. Tai liudija pateiktas iliustracijų ir tekstų darinys. Neįtin pagrįstas ir grafinio romano garsinimas, nes mes pateikėm ir audio versiją vienu metu. Panašu, kad tai vis dėlto tradicinis romanas, o papildomos veiklos kiek pritemptos. Kol kas rekomenduojame nefinansuoti, nes rezultato kokybės neįmanoma numatyti. Tačiau šiuo metu tas grafinis iliustruotas romanas yra jau išleistas ir popieriniu ir audio formatu ir tai yra be galo mėgstama skaitytojų knyga, tapusi metų knygos rinkimų nugalėtoja. Taip pat gavo be galo daug kitų premijų ir IBA premijų, Prano Mašioto pagrindinė premija skirta autoriams ir Domicelės Tarabildienės premija už gražiausią metų knygą dailininkiai ir konkurse Klaipėdos knyga 2022 ten buvo populiariausiai išrinkta tarp skaitytojų ir konkurse knyga plus kinas pateko tarp 10 kinematografiškiausių knygų. Tai jeigu būtume nuleidę rankas ir neteikę, nes tiesiog, kai būna labai sudėtinga idėja, labai sunku kaip ir įrodyti ir kitiem rėmėjam, nebūtinai kultūros tarybai, kad tai bus va taip va. Bet pasistengus tikriausiai įmanoma, tai aš tai irgi linkiu, kad nereikia nuleisti rankų ir bandyti iš naujo. Klausiau čia šių metų birželį, man atrodo, buvo tokia laida Laikas kultūrai, kur kalbėjosi ir kultūros tarybos pirmininkė Asta Pakarklytė ir ekspertas Saulius Vasiliauskas ir Andrius Katinas su Jolanta Kryževičienė. Ir mane kažkaip nustebino iš tikrųjų, kai buvo pasakyta, kad tik iš esmės labai nedidelė paraiškų, ten pavyzdžiui 15% paraiškų yra parašytos labai blogai. Visos kitos yra parašytos gerai. Tiesiog, yra tas finansų, tai yra to biudžeto klausimas, kad tai yra maža ta kvota ir ne visi gali pretenduoti. Žodžiu, vis tiek kažkas, kas aiškiau aprašo tą savo idėją, tas ir matyti ir gauna, nes reikia labai to aiškumo. Taip, čia yra didysis iššūkis, kaip paskirstyti ribotas lėšas labai dideliam poreikiu ir tikrai nuostabiems projektams. Tai ačiū šiandien už praskleistą nuostabių projektų gyvenimą, jų virtuvę ir patirtis. Tikrai ačiū Jums, Sigita, ir ačiū Aleksandra. Linkim visiems pareiškėjams suskubti ir ne rugsėjo 10 ar 11 pradėti, bet tikrai anksčiau, nes Sigita labai išsamei kartu su Aleksandra papasakojo, kas būna ir kaip pavyksta parašyti paraišką, kai apie ją galvoji daug daugiau laiko. Šiandien su Jumis buvo Kultūros ritmas ir kviečiam mūsų klausyti Jums patogiose platformose, o jeigu turit klausimų ar temų, kuriomis norėtumėt pasikalbėti, rašykit. Ačiū ir iki.